Augintiniams tikrai yra svarbi dantų priežiūra ir tai ypatingai yra svarbu plokščiasnukiams šunims, kadangi prižiūrėdami dantis reguliariai jūs išvengsite ne tik nemalonaus nasrų kvapo, tačiau ir užkirsite kelią įvairioms ligoms, kurios gali netgi peraugti į parodontozę. Tai daugelis šeimininkų tikrai nesiima šios priežiūros rutinos namuose ir vietoj to nuveda augintinį vieną kartą į pusmetį atlikti profesionaliai dantų higienai. Tačiau tai nėra rekomenduotina, kadangi būtent tokiu mechaniniu valymo būdu yra pažeidžiamas dantų emalis ir būtent jis yra skirtas tam, kad apsaugoti dantis, kad jie išliktų sveiki ir stiprus, o kadangi jis yra pažeidžiamas, todėl atsiranda rizika įvairioms dantų ligoms ar problemoms. Tai kaip reikėtų prižiūrėti gyvūno dantis, kad jie būtų sveiki? Tai visų pirma, dantų priežiūra turėtų prasidėti nuo jauno šuniuko, nuo augimo stadijos, kadangi būtent tokiu metu yra svarbu užtikrinti, kad augintiniui dantis augtų sveiki ir stiprus, tai tam yra rekomenduojama praturtinti augintinio mitybą kalciu, kuris yra reikalingas tiems sveikiems ir tvirtiems dantims. Taip pat, ką svarbu yra paminėti, tai kad dantis reikėtų valyti vieną kartą į savaitę ir tam naudoti specialius dantų šepetelius, antpirščius ir dantų pastas. Valydami kartą į savaitę jūs įpratinsite augintinį prie šios rutinos ir jį jam nekels didžiulio diskomforto. Mažoms veislėms taip pat labai svarbu paminėti, kad dantis pradeda kristi apie 6 metus, tačiau jeigu neprižiūrėsime dantų, tai gali pradėti vykti ir anksčiau. Tai renkantis dantų pastas atkreipkite dėmesį, kad jų sudėtyje būtų tokių antibakteriškai veikiančių sudedamųjų dalių kaip kaolinas, sidabras ir žalioji arbata. Būtent šios medžiagos gali padėti pašalinti ne tik nemalonų nasrų kvapą, tačiau ir sustiprinti dantis ir pašalinti ant jų susikaupusias apnašas. Taip pat rekomenduojama yra naudoti papildomus kramtalus ir žaislus su iškiliomis detalėmis, kadangi būtent jie taip pat gali padėti masažuoti dantenas ir pašalinti susikaupusias apnašas. Tačiau tai turėtų būti naudojama tik kaip papildoma priemonė prie kassavaitinės dantų higienos.